Ekspertai prognozuoja, kad Lietuva į eurozoną įsilies ne anksčiau negu 2017 metais. Ir nors dalis lietuvių nuogąstauja, kad euras vis labiau tolsta, pavyzdžiui, švedai dėl euro nesuka savo galvos ir džiaugiasi neprisijungę prie eurozonos ir išlaikė nacionalinę valiutą. Švedijoje Geteborge dar 19 amžiuje atsiradė žuvų turgus, švedų pasididžiavimas. Čia traukia ir vietiniai, ir turistai. Vám to ukážu, jak se to jí. Švédi pořádají radši hody. Šviežiomis žuvimis prekiaujantys pardavėjai nesuka galvos, kokią valiutą atsiskaitys pirkėjai – kronomis ar eurais. Kilogramas šviežių krevečių kainuoja 290 kronų, bet galima mokėti 32 eurus. Už prekes visur galima atsiskaityti ir eurais. 1 euras tai 9 kronos, todėl mums tikrai nesunku suskaičiuoti, kiek kainuos prekė. Užsieniečiams turintiems tik eurų nekyla jokių problemų. Jie gali nusipirkti tai, ką nori. Švedai džiaugiasi, kad išlaikė nacionalinę valiutą kroną. Ar pasirinkti eurą, ar likti ištikimiems Švedijos kronai, žmonės nusprendė patys. Prieš 8 metus referendume nacionalinę valiutą parėmė daugiau kaip pusė švedų. Tai logiška, Švedija turi turėti savo valiutą, Švedijos kroną. Būtų keista, jeigu kronos neturėtume. Neabejoju, kad būtent tai padeda išlaikyti dabartinį kainų santykį. Lietuvos valdžia deklaruoja, kad eurą mūsų šalyje pavyks įsivesti 2014 metais. Tačiau skeptikai nuogąstauja, kad dėl nepažabojamos infliacijos euras gali nutolti dar 2–3 metus. Rinkodaros ekspertas Raimondas Vaitekūnas Lietuvos norą kuo skubiau įsivesti eurą vertina prieštaringai. Tiek danai, tiek norvegai, tiek švedai, tiek čekai, tiek šveicarai tiesiog strimgaliais nesistengia pulti tą euro keitimą. Europoje stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą euro ir žiūrint prieš dolerio kursą, žiūrint prieš juanio kursą. Tai manyčiau, kad lito keitimas tai yra grinai politizavimas ir iš esmės tai galbūt nėra pirmos būtinybės dalykas. Be Švedijos įsilieti į eurozoną nepanoro dar 2 ES valstybės – Didžioji Britanija ir Danija.